3, 2, 1. Tomas. Jo, aš jį radau, bet man labai nerimas nuo ėjimo. Gerai, dėl to Net užgniaužė kvapą. gerai, ištraukiam iš karto tą nerimą. 3, 2, 1 į portalą. Jo labai širdis baladojasi. Gerai, žiūrėkim, kodėl jo ta širdis baladojasi. Kažkoks nerimas įtampa. Gerai, ištraukiam. Kažkoks norėjimas tokio ekstremo, nežinau, kažkas tokio. Čia surišta su tuo, kad jisai pirko šiandien naują mašiną. Kažkas tokio, bet čia biškį iš giliau. Gerai, pirmiausia šokdinam visus, kas yra su kontraktais. 3, 2, 1. Labai daug demonų. Labai daug, keli jie ten yra. Net 7. Oho. Gerai, tada paklausiam Tomo, ar leidžia jis dirbti už jį hipnozėje? Taip. Gerai, tada Tomas išreiškia savo valią ir nutraukia su visais, matomais, nematomais, žinomais, nežinomais, iš visų kišenių, iš visų dimensijų, egzistencijų ir iš praeitų gyvenimų visų. Traukia visus kontraktus su bet kuo, su kuo yra pasirašęs. 3, 2, 1. Net 138 iš visų gyvenimų. Gerai, ir į portalą. Labai sunki energija, labai kažkaip, sakau, vis tokia, nežinau, net galva lyg sukasi. Ir dabar dar sunki energija. Jis kažkoks spurdantis, nes, nežinau, sakau, net visą spurdžiu pati tokia, atrodo, kad nenustygstantis vietą, reikia jam ten, vienu žodžiu, visur. Nori visur, bet visur nesuspėja. Gerai, tada mes jį dabar subalansuojam. 3, 2, 1. Jam reikia biškį tokios, žinai, apsispręsti tiksliai, ar jis suaugęs, ar jis nesuaugęs, žinai. Jis toks elgiasi kaip paauglys dar biškį. Jis visur spurda, jam reikia viską išbandyti, reikia viską daryti. Jis toks, nenustygstantis vietoj. Gerai, mes tada jam integruojam dabar susikaupimą. 3, 2, 1. Man jo rodo šitą viršutinę čakrą. Gerai, žiūrim, kas ten yra. Kažkoks emocijų antplūdis. Gerai, ištraukiam visas emocijas. 3, 2, 1. Negatyvias emocijas. Jo, jam kažkaip net agresiją sudavė. Tam tikros tos emocijos, to čakro. Įsibalansavęs labai. Sutvarkom. 3, 2, 1. Žinai, aš noriu ką pažiūrėti pradžiai. Man labai nerami pasidariau, nes kaip eidinėjomės į hipnozę, aš jį mačiau, kad jis lipa į mašiną ir jis įvažiuoja išplatėjęs. Gerai, mes jam nesilaiko saugumo visiškai. Gerai, mes jam dabar duodam biškį per užpakalį. 3, 2, 1 ir klausiam, ką čia dabar darai? Noriu pasilinksminti, išbandyti. Bandyk, bet turi pagal taisyklės ir atsargiai. Jam patinka toksai žvėriškas važiavimas. Gerai, dabar žiūrim, kur užregistruota tas žvėriškas važiavimas. 3, 2, 1. Jo pasąmonė, jo tas nesubrendimas. Gerai, kur užstrigęs jo nesubrendimas. 3, 2, 1. Einam į tą laiką.
Kažkaip trečioje rekonracijoje plemą neištariu. Nu, Trečioje rekonracijoje. Nu, trečioje reinkarnacija. tai jo, negaliu, sakau, net sunkus šnekėti man Gerai. apie jį. Jis kažkaip rodo, kad jis vapšė pasiutęs vaikas buvo. Mhm. Jis toks nenuoramo, neklausė nei tėvų, nei nieko. Gerai, tai dabar Viskas buvo. Gerai, dabar pasižiūrėk, kur, kas jį šitaip baladoja, kad jisai toksai būtų. Kažkaip tėvai. Gerai, kokia ten problema? Kažkaip išgėrimas, pijokai tie tėvai buvo. Mhm. Tai jis kaip ir savo gyveno, jo niekas neprižiūrėjo. Mhm. Gerai, tai dabar žiūrėk, kokias pasekmes sukelia čia šitas žvėriškas važiavimas. 3, 2, 1. Kažką įrodyti nori. Bet kokias pasekmes jie sudaro? Nu, blemba, nesakau, kad avarija, žinai, bet gali papulti į tokią situaciją. Mhm. Gerai, dabar tu jam parodai filmuką ir paklausė, tu nori tokių situacijų? 3, 2, 1. Ne, man rodo, kad su mašinais apsiverčiu. Mhm. Gerai, tai dabar, bet ar jisai nori šitos situacijos, tokios situacijos? Ne, jis nenori, jis nesupranta, kad yra rizika tokia. Gerai, kur yra užregistruota šitas nesupratimas, kur yra aplamai rizika užregistruota? 3, 2, 1. Atmintiniai, Gerai, kur jinai yra? smegenyse kažkur kažkokia atmintis, atmintiniai tenai yra, kaip Gerai. flešiukas būtų. Gerai, ištraukime tą flešiuką. 3, 2, 1. Jo, bet kažką įdėti vietojo reikia. Ką mes galime įdėti dabar į tenais saugų vairavimą, nu, nerizikavimą, rizikuoti labai apgalvotai. Aš galvoju, reikia gerus sprendimus įdėti. Teisingai, gerus sprendimus. 3, 2, 1. Teisingus sprendimus. Taip. Nu, lyg biškį apsiraminus. Mhm. Lyg dabar saugot nori tą mašiną ir save. Gerai. Kažkaip krioklį rodo. Roplį? Krioklį. Nu, kas ten tam kriokly? Kažkaip jis nelaisvė. Nelaisvė. Po to krioklį, kai būtų kokia, nežinau, laboratorija, ne laboratorija, ten kažkas tokio. Kai kalėjimas galbūt geriau sakyčiau. Gerai, tai tada mes pačios tenais neinam, nusiunčiam helogramas savo. 3, 2, 1, žiūrim, kas ten yra. Nusikaltimų kažkoks tvirtinė. Ką jis ten nusikaltęs? Kažkaip programavo kažką. Išmušinėja pinigus, kažkokios aferos. Ir jį dabar baudžia. Reptas baudžia. Mes tą reptą davai į portalą. 3, 2, 1. Kiek jų ten yra? Visus į portalą. Nu, jis labai sužeistas. Pakviečiam gydūnus. Kojos, pečiai, stuburas. Gerai, tada pakviečiam gydūnus. Kojos sulaužytos. Įtvaras deda. Stuburas iškrypęs sustumia. Pečiai visi išlaužyti irgi. Gerai, tada mes sukviečiam visus gydūnus ir pirmiausia tai pasiimam taip. Pasiimam jį iš to kalėjimo,
Į saugią vietą. 3, 2. Reikia išnešti. Gerai, išsinešam. 3, 2, 1. Jo, mes sakai, kaip ligoninė. Gerai, dabar sprogdiname tą visą kalėjimą. 3, 2, 1. Viską į portalą. Ir Tandžias ten buvo. O, davai, ateik čia, Tandžia. Nereikia. Kas nereikia? Palikit mane ramybėje. Stok čia prieš mus. 3, 2, 1. Jis to nusipelnė. Sakau, stok prieš mus. Stovino, kas tau yra. Gerai, dabar atiduodi visas pasąmonės iki 0, nuo 0, aš tave dabar su visais pinigais, su visom pasąmonėm, su visom energijom, kurias esi pavogęs. 3, 2, 1, gražini švarias. Jis nesutinka ar nenori keiktis, bet sakė čiulptų. Gerai, duodamės jam, davai susikviečiam savo visus draugus su savo stiprią energiją. 360, 3, 2, 1, čiulp. Išvėmė labai daug visko. Mhm. Išvėmė labai daug pinigų. Gerai, dabar visi pinigai, visos pasąmonės grįžta pas savininkus švarus, perfiltruoti. 3, 2, 1, duodam burbuliukų. Jo. Jis dar džiaugčiai. Davai, žiaukčioj greitais. Viską iki 0. Nunulinam. 3, 2, 1. Da, daugiau pinigų. Jis lik pinigais čia buvo aptekęs. Labai storas. 9500 ir 98 sielos. Ten mūsų pinigų yra pas jį? Ne, čia viskas iš to kalėjimo. Visi grįžta pas savo šeimininkus. Jo, pas Tomą irgi sugrįžo. Ir pas Karą. Kažkodėl ir Henrą atgavo savo dalį. Toks vaizdas, kad iš visų aplinkinių draugų buvo paėmęs pinigus. Tai jis tai ten siautėja aplinkui visus šitos draugus, ane? Jo, jis kaip vos ne šalia jo visą laiką būna. Žiūrėk, jisai kontraktą tenais turėjo su Tomu? 3. Davai naikina Tomas tos visus kontraktus. 3, 2, 1. Išmečiau. Tie, kurie mūsiškiai atgavo pinigus dabar. Pasižiūrėk, jie irgi turi kontraktų su juo? Jo. Davai visą traukia. 3, 2, 1. Taip. Viskas į portalą. Išmečiau. Nu ir kas liko dabar iš jo? 0, nulinis visai. Viskas ant lauželio ir į portalą visus pelenukus. 3, 2, 1. Taip. Reikia grįžti prie Tomo, jam nelabai gerai ten. Gerai, grįžtam prie Tomo. 3, 2, 1. Kas ten vyksta? Blinto ligonė reptų yra irgi. Oi, davai visus su visais repčiukais ir su visais aparačiukais. 3, 2, 1 į portalą. Jam kažkoks tinklelis uždėtas. Nuimam. Ant akių. Jis dabar turėtų matyti geriau. Toks vaizdas, kaip per tą tinklelį jį kažkaip būtų valdytų, žinai. Taip padariau viską. Gerai, dabar ką Gidūnai ten su juo daro? Ar dar daro? Nu, jis visas kaip sugipsuotas, žinai, tos kojos, tas stuburas, kompresai ant šitų, ant pečių irgi tokie kaip padaryti nuo pečių iki rankų sugipsavimas.
Bet jau Gidūnai baigė ten su juo? Jo, jis dabar paprasčiausiai lovos režime ten yra. Gerai, tai dabar žiūrėk, o vidaus organai. Kažkaip skrandis. Gerai, tai dabar Tomas įsako visiems, kurie yra įmontuota, matomi, nematomi, žinomi, nežinomi, iš visų timing juostų, kišenių, dimensijų, egzistencijų, iš visų reinkarnacijų. Tomas išreiškia savo valią ir liepia iškristi, išeiti visiems implantam, kurie nepriklauso jo fiziniam kūnui. Iš prigimties 3, 2, 1 iš visų organų. Kas Jo, vyksta? jis panašiai buvo kaip pats implantas visose. Mhm, Tai kokia schema, mhm, kažkaip, nežinau, prilipę prie jo, kaip, kai, nežinau, musė prie ko nors. mhm. Visas Eina, aplipęs. vis Jis kaip taip pat atgal. net mato, jam kažkas rodo. Kviečiam tada Gidūnus 3, 2, 1. Toks visas, kad jam prūsikliai netinka. Mhm. Jam sudirgina tą odą, įsausina. Jam niežti. Jam reikia prausiklius keisti. Gerai, nu tai Karolina dabar girdi, tai jam duos tos informacijos. Aš nežinau, ar jis nealergiškas kokiams milteliams, bet kažkaip ir nuo drabužių rodo. Gerai, tada žiūrim, kur užregistruota jam yra alergija. 3, 2, 1. Kažkaip nuo vaikystės sako. Tai gerai, bet kur registravimas? Registras. Apačioje. Kur apačioje? Prie pilvo kažkur. Davai traukiam. 3, 2, 1 su siurbliais, su minimagnetais, su multimagnetais. Viską ištraukiam Mhm. ir į portalą. 3, 2, 1. Tai, Nu ir kaip dabar ta alergija jam? nu, lyg gerai viskas, tik vis tiek, kad spuogai dar eina. Ištraukiam tuos visus spuogus. 3, Bet 2. jo, ištrauksiu iš to jaus, bet tie spuogai eina dėl to, kad irgi gyvensina ne to. Mhm. Labai, labai toks nešvarus visas organizmas jau. Gerai, visą tą nešvarumą traukiam dabar su siurbliais galingais mūsų. Su mini magnetus uždedam ten, kur mini negalim prieiti. Ir multimagnetai, kurie ištraukia ne tik tais metalą, bet viską, kas nepriklauso žmogaus fiziniui kūnui. 3, 2, 1. Jo, išmečiau labai daug toksinų, baisiai kūnas toks tas toksiškas. Na ir kaip dabar atrodo? Žymiai geriau, bet man kažkodėl raudona tokia kaip plėvė dengiasi jam pilvo artimiai ir Žiūrim. apgaubia, lyg ta prasme neliečia nei plaučių, nei širdies, bet žinai, kai toks ratas darytųsi. Aplinkui toks, kai raudoni dūmai, aš nežinau, paaiškinti. Gerai, žiūrim, kas ten yra toksai. Kažkaip kunkuliuoja, verda kažkas. Gerai, šokdinam iš jo kūno į priekį. 3, 2, 1, tą raudoną plėvę visą. Magija kažkokia. Reiškiasi, čia jam padarytas burtas. Jo. Gerai, tada nesigilinsime į tuos burtus. Arba pažiūrim, kas padarė šitą burtą į priekį. 3, 2, 1. Kažkokia merga. Iš kokios inkarnacijos?
Iš šitos. Kaip ta merga atrodo? Kad nelabai jinai nori rodytis man. Davai. Visus. Tomas išreiškė savo valią, kadangi jinai padarė prieš jo valią, jinai privalo pasirodyti ir pasiaiškinti, ką jinai darė, su kuo jinai darė. 3, 2, 1. Aš tik norėjau, kad jisai būtų mano. Ir ką tu padarė? Bet čia jinai tokia, žinai, kaip iš paauglystės. Jinai paauglė tokia dabar. Gerai, tai dabar Iš mokyklos kažkas. gerai, klausk, ką tu jam darei? Aš bandžiau burtažolės kažkokias daryti. Iš kur tu gavai informacijos apie šitą bandymą? Iš knygų. Ir dabar matai, ką tu padarei? Aš nenorėjau. Tu nenorėjai, bet tai žmogui pakeitė. Man labai jo reikėjo. Gerai, tai tada pasiimi tą savo burtą dabar. Jo, nelabai geranoriškai sutinka. Gerai, jeigu geranoriškai sutinka, tada tą visą burtą anuliuoja ir meta į portalą. 3, 2, 1. Kad ir jai pačiai nepakenktų. Ne, viskas tvarkoja, bet dabar Tomas švelnesnis toks šiek tiek turėtų būti, nes ten apėmė visą jos visą nuo pilvo ertmės iki viršaus. Tik vis tiek, kad tas burtas kažkaip nesąmoningai buvo padarytas, užtat neapgrėbė jo širdies ir plaučių. Gerai, tada grįžtam prie Tomo ir žiūrim. Paleidžiam tą mergaitę. 3, 2, 1. Ir žiūrim toliau. Rankos. Kas ten vyksta? Jis kažkokius pratimus daro. Kokius? Žinai, kai keltų rankas į viršų, bet toks vaizdas, kai delnai būtų kartu sueitų. Aha. Žiūrėk, ar jisai nėra pririštas prie tikėjimo Gregoro? Jo, jis pririštas. Gerai, tada padarom taip. Kviečiamės savo draugą Alex. 3, 2, 1. Taip. Ir prašom pas jį pagalbos. Jisai sako budizmas. Jis kažkaip labai budizmo, už tai tie pratimai tokie. Bet jis nesavanorių. Gerai. Tai tada mes sprogdinam dabar tą Gregorą ir Alex nukenksmina jį, taip? Taip. 3, 2, 1. Nesakau, toks vaizdas, kad Tomas, jis nėra labai tikintis, tai tikrai. Čia irgi tas toks, tai turbūt kaip įdiegta nuo tėvų, kad kažkuom tikėti reikia. Bet tėvai tokie tikintis atrodo, kad jie tiki Dievą. Ir jam sakau, kad jinai įdėgė tą visą. Tai gerai, dabar jisai nusitraukė nuo to Gregoro, ne? Taip. Gerai. Ir kaip dabar grįžo, jisai nebedaro tų pratimų? Ne, sako smaližius. Ką reiškia? Galvas labai smaližius yra saldumynų. Gerai, kur užregistruota šitiem saldumynam? Noras 3, 2, 1. Meilė. Ką meilė? Jam kažkaip susijęs, kai romantika kažkas tokio, jam duoda geras emocijas ir kažkaip, kad jam asocijuosi tie visi saldainiai, tie pyragai, ką jis ten mėgsta, vienu žodžiu, kad toksai kaip su romantika, žinai. Tai nėra blogai.
Gerai, toliau Tai einam. toks, kad jisai gali būti labai švelnus, kad jisai nori, labai romantiškas, kaip nori. Mhm. Tik sakau, tas nesaugumas toksai jo, dar toks paauglio gyvenimas, žinai, kažkas panašaus, viską Gerai, išbandyti ir arba jo ego šiek tiek kitą kartą neleidžia. gerai, tada žiūrim, einam į tą, tegul nuveda Tomas mus į tą laiką, į tą vietą, ar prisiminimą, ar sapną, ar inkarnaciją, kuris užstrigęs dar jisai būti paaugliu. 3, 2, 1. Visame šitam gyvenime pastrigęs. Šitam gyvenime. Mhm. Nu ir kurio vietoj? Jis kažkaip neįsilakstęs buvo prieš tai, kai buvo paauglys. Mhm. Jis niekada nedarė to, ko jis visko panorėjo. Mhm. Ir dabar jam kaip ir tas savo, kaip kadangi jis suaugęs, žinai, Mhm. jisai supranta, kad dabar jisai gali nutarti, ką daryti ir kaip daryti, kad jo niekas nestabdys, nei tėvai, nei draugai, nei močiutė, nes močiutė jį labai prižiūrėjo. Gerai. Mes dabar jam suteikėm galimybę per 1 sekundę prasilakstyti. 3, 2, 1 ir stoti suaugusių vyrų. Jisai bėga maratoną. Gerai, tegul dabar bėga, prasilaksto Oi, sako, nebegaliu jau. ir viskas, ir suaugęs vyras. Nu, jis atsakingas dabar labiau. Nu, va, nu tvarkoj. Mhm. Ne, prašau. Jis tai toks atrodo, kad karočią mane peikia, kad aš jam liepiau bėgti. Jisai suauga, jisai prabėgo. Jis nemėgsta bėgioti, o tas esmė ir yra. Nu tai va, tai jisai dabar prabėgo visą tą, ko neįsilakstė ir viskas. Ir susikoncentruoja šitam gyvenimui, kaip pagal savo metus suaugusiam vyrui. 3, 2, 1. Jo, sako, aš tave myliu. Čia turbūt karai, gal skirta buvo žodžių, tikrai ne man. Gerai, žiūrim toliau. Na, jis, aš tau galiu pasakyti, man dabar taip rodo. Jis gan atsakingesnis yra, gan tvirtesnis ir supranta, kad jis jau nebemažas. Bet vis tiek jis savo tą humoro jausmą tokį turėjo, žinai. Tai gerai. Humoro jausmas yra gyvenime gerai. Nereikia. Jo, aš matau, jisai pastoviai specialiai bando sverdinti karą, bet jisai ne į blogą pusę, žinai, jisai toks yra, jam reikia patampyti už plaukelio, atrodo, tai nežinau, ką nors padaryti. Ne, humorą paliekam, bet šito tampimo ir paerzinimo, stampimą ir erzinimą. Jis taip supranta, kad čia yra smagu, žinai, įvairinti santykius. Gerai, bet piktybiškai nereikia erzinti. Ne, jis nepiktybiškai tai daro, jam atrodo normaliai, bet karą labai širsta jo. Nu tai va, tai ir negerai, nu kad jie, tai vienu žodžiu, mes ištraukiam iš jo 3, 2, 1 su visom šaknim ir su sėklom. Įdedam tada meilumo ir romantikos daugiau. Meilumo, romantikos, taip. 3, 2, 1. Žvakių reikia jiems daugiau padeginti vakarais, pasidėti kartu prie žvakių. Romantika. Gerai, užsidega dabar jie tas žvakeles ir žiūri, kaip jie jaučiasi dabar. 3, 2, 1. Labai gerai. Nu va. Kara labai laiminga. Nu, gerai, toliau žiūrim. Kažkas su gerkliu. Gerai, žiūrim, kas to gerkliai. 3, 2, 1. Varlių tam nėra. Šokdinam visus su kiaušinėliais, su vaikais.
su draugais, su kaimynais ir visokiais kitokiais, ką jie tenais paliko, viską susirenka ir šoka. 3, 2, 1. Klausyk, aš nežinau tiksliai, bet ar jis mėgsta manipuliuoti kartais? Nu, nežinau, Karolinos reikia klausti. Man kažkodėl manipuliacija. Manipuliuoja? Nu, Bet ta kažkuom. prasme manipuliuoja kuom, kaip žmonėm, kažkuom, nežinau. Ne, nu kartais manipuliuoja, ta prasme, kad gautų gal kažko, ko nori, aš nežinau. Gali būt. Aha, Kažkas. gerai, tada tas manipuliatorius, kuris demoniukas sėdi pas jį, šoka į priekį. 3, 2, 1. Pukutukai. Nu, va. Mm. Susirenka savo, Maži ir labai daug jų. jo, susirenka savo visus žaislus ir į portalą. 3, 2, 1. Mhm. Jo. Seksualinė kažkaip eina man informacija. Gerai, žiūrim, kas tenais. Kažkaip ne visą laiką gali atsipalaiduoti. Kur yra priežastis, ieškom. Kažkaip užstrigę ten kažkaip visas tas toks kitąkart pasitikėjimas galbūt net. Mhm. Gerai, tai žiūrėk tada. Tai yra seksualinė čakra. Žiūrim tą seksualinę čakrą. 3, 2, 1. Nu, jinai šiek tiek sudirginta, išbalansuota. Mhm. Žiūrim, kas išbalansavo. Kažkoks fizinis aktyvumas man kažkaip eina. Mhm. Jis gal pavargsta, labai dažnai pervargsta darbe ar kažkas tokio. Ir po to jam jėgų nebelieka daugiau, žinai, tokiam seksualiniams veiksmams. Jo, tai žiūrim dabar. Pirmia, išvalom mes tą čakrą. 3, 2, 1. Išblizginam. Net paryškėja. Mhm. Ir žiūrim, kur išteka energija iš tos čakros. Kažkaip plyšys yra joje. Gerai, sutvarkome tą plyšį. 3, 2, 1. Jo. Jo, viskas gerai turėtų būti. Mhm. Tenais menkas toks nebuvo, kad labai, žinai, tam išbalansuota, ar kad labai jau stipriai. Čia gal daugiau, žinai, sakau, kai nuovargio tokio, nuo nuovargio tas skylė atsirado, tas plyšys. Mhm. Gerai. Dabar peržiūrim visas čakras. Visas. Paleidžiam tekėti energiją ir žiūrim, kur yra užstrigimas kokioj čakroj. Žinai, kaip rodo skrandžio čakra, nu? Mhm. Tai nebiški nukrypus iš šono. Gerai, mes tada sutvarkom, išvalom, pastatom ją į vietą. 3, 2, 1. Jo, nelabai ryškiai šviečia. Gerai, kokios spalvos? Geltonas. Bet tokia baltuma, bet geltona. Gerai. Ir aš matau, kad mums reikia sutvarkyti, taip neturi būti. Sutvarkom viską. 3. Glebė jam viską ir mintis, ir elgesį, ir absoliučiai visą jo kažkaip kūną apima, ta visa geltona šviesa. Mhm. Gerai, sutvarkom taip, kaip turi būti. Iš prigimties. 3, 2, 1. Iškeptamo akyse. Jam? Ne man. Tau?
Žiūrim, kas ir nutiko. 3, 2, 1. Kažkaip apsišvytinau. Davai mes tą švitinimą visą į portalą. 3, 2, 1. Ir nuo ko tu apsišvitinai? Nuo tos čakros. Jinai tokia, žinai, pasidarė, kaip būtų. Žinai, kaip būna saulės aptemimas. Jinai pradžiai ryškiai šviečia ir po to sutemo. Ir vėl po to ryškėja. Toks, kai spindulys, toks, kai nežinau, sprogimas, toks, kaip būtų. Gerai, o kaip tu dabar jautiesi? Gerai, biškai gal žvairuoja akis. Davai sutvarkam akis į vietą, kas ten nutiko. 3, 2, 1. Haliucinacijos kažkokios haliucinavau. Davai visas pasiekmes nuo šito apšvitinimo traukiam į portalą iki 0, kad nieko neliktų, jokio apšvitinimo. 3, 2, 1. Visas pasiekmes nuo to. Jo, Atsistatei? jo. Gerai. Dabar žiūrėk, čia nuo to skrandžio yra, reiškiasi, fiziologinis ryšys. Kasa, kepenys ir virškinimo traktas, oda. Ar nuo to, kad jinai buvo apsinešus, viskas čia problemos buvo dėl to šitiems organams? Aš sakau, kad tą visą kūną buvo apėmę. Tai skaitant ir odą ir visą kitą. Gerai, tai tada žiūrim dabar širdies čakrą. 3, 2, 1. Biškinai tokia apsinešus. Gerai, irgi viską valom. 3, 2, 1. Susitvarkinai, šiek tiek buvo apsinešus. Gerai, pažiūrėk reptilijos liauką. Pakoreguoti reikia. Išmest reikia. 3, 2, 1. Ir susigrąžina Tomas savo pagal DNR liauką. Kažkaip kankorėžinė liauka ir kažkas yra. Gerai, žiūrim kankorėžinę liauką. 3, 2, 1. Kažkaip įsvaigina nuo jos. Žiūrim, kas tenais yra. Išvalom tą kankorėžinę liauką visą. 3, 2, 1. Išblizginam. Jo, labai daug nešvarumų, dūmų kažkokį. Viską į portalą. Jam net gal galva dėl to skaudėdavo, nežinau. Kokios spalvos yra kankorėžinės liaukos? Tokia geltonumo gal. Bet šiek tiek apaugus kažkuo dar. Gerai, viską išblizginam, viską sudedam magnetus, mini magnetus, multimagnetus ir viską ištraukiam. 3, 2, 1. Taip. Turėtų kažkaip plauktai net pradėti ir gauti daugiau, nežinau, kad. Tai čia susijęs su organais nuo kankorėžinių liaukų. Jo. Gerai. Dabar toliau einam, žiūrim. Gerklės pažiūrėk. Kažkur stringa virš obuoliuko. Davai, irgi sutvarkom. 3, 2, 1. Išvalom, išblizginam, sudedam magnetus, siurblius, mini magnetus, multimagnetus. Viską išvalom iki blizgesio. Jo, ten kažkaip tokie vamzdeliai buvo. Gerai. Net kaklas skauda. Skauda? Ne, sustarusmės, tai buvo išpurtas. Nereikia gyvūnų? Ne. Tai čia susijus gerklės čakra yra skydliaukė, kvėpavimo sistema. Kaip jam dabar čia, taip? Viskas gerai. Tvarkoj.
Tie šiaudeliai ten buvo sukišti. Gerai, tai dabar žiūrim kaktos čakrą. Suskilinėjus. Irgi sutvarkom, išvalom, išblizginam 3, 2, 1, pridedam magnetų, mini magnetų, multimagnetų, siurblius pajungiam, kiek ten jų reikia ir viską traukiam. Ištrauko, bet žinai, kaip vaizdas eina įdomus. Nu, Kai žiūrėjomės į kaktos čakrą, jis kažkaip paėmė pats, atidarė kaip skylę ir kažkaip visą galvą net per pusę perplėšė. galva per pusę perplėšė. Jo, ta prasme, bet kažkaip, žinai, kaip būtų, nežinau. Vienu žodžiu, koktoj atsirado skylė, jisai paėmė už tos skylės ir viską, žinai, kai atidarė. Atidarė kam, kad išsivalyt? Aš dabar bandau žiūrėti, kodėl jis atidarė. Nu, klausim, kodėl tu atidarei dabar čia taip? Nes man spaudė. Čia dėl to, kad buvo gerai, tada išvalom viską, 3, 2, 1. Jo, demonas ten kažkaip irgi rodo. Yra, Jo, šokdinam, 3, 2, 1. bet toks baisus visas. Gerai, kontraktą turi. Turi ir dar kokį. Gerai, kodėl jisai neišlindo, nepasirodė, kai šokdinom visus. Jisai buvo užsislėpęs. Gerai, dabar kontraktą Tomas nutraukė su juo ir į portalą 3, 2, 1, su viskuo. Su visais vaikais, su visais palikoniais ir ką paliko jisai, kokias pasiekmes paliko, visas pasiekmes anuliuojam, 3, 2, 1, iš visų taimink juostų, kišenių, dimensijų ir egzistencijų. Bet tai puola tančius. O dar jisai čia? Čia visai kitas iš kažkur atėjo. Gerai, davai tada visus susirinkam 360, 3, 2, 1, išnulinam su pasąmonės, laisvinam pinigus ir bet kokią energiją, iš ko jisai maitinasi. Jis labai piktas riaumoja baisiai. Uždedam jam nasrus ir duodam 360, 3, 2, 1. Jo, aš turiu jam grandinę uždėti, nes jis labai pult nori. Gerai, 3, 2, 1. Biški parkrito. Visas laisvinam, viską laisvinam. Jisai neduoda. Gerai, davai, dar 360, 3, 2, 1. Jis apsimetinėja negyvų. Apsimetinėja, gerai. Tada žiūrim. Aš ateinu Giedrę ir su savo energija jam kertu per galvą. 3, 2, 1. Biški per stipri, nes nukirtaitų jam galvą. Tai gerai, ir dabar visas laisvinam, visas pasąmonės. Jos pastrigėtume jo kūną. Visas traukiam. Čia toks kiek egzorcizmas dabar turėtų būti didesnis perpilturimas. Gerai, mes duodam dabar hipnozės burbuliukų, 3, 2, 1, visom pasąmonėm. Jo, 500. Ir laisvinam visos, bėga pas savo šeimininkus, 3, 2, 1. Aha. Taip. Pinigų pas jį yra energijos? Ne, pasilabai daug sielų. Buvo. Sielų ar pasąmonių? Sielų. Tai tom sielom atidarom portalą ir į šitą išeina visos. 3, 2, 1. Taip. Man rankas skauda. Gerai, žiūrėk, kas ten tavo atsitiko. Kandžioja kažkas mane. Davai, į portalą kas kandžioja. 3, 2, 1.
Man biškai geriau, nes tampyt labai raumenį nepradėjo. Mhm. Gerai, tai išmetame tą lavoną. Išmetam 3, 2, 1 į portalą. Mhm. Nu, nežinau, man dabar Tomas labai gerai atrodo. Mhm. Dabar žiūrėk, čia šita buvo susijus kaktos čakra su akim, veido ančiai, sinusai. Kaip tenais jam yra? Biškai gal sinusai apsinešė. Davai, viską išvalom. 3, 2, 1. Ir iš kankorėžinės liaukos taip pat viskas, kas užsiliko. Mhm. Jo, net Gerai. veidas pašviesėjo. Kas? Veidas pašviesėjo. Mhm. Jis dabar kaip skrist norėtų kur nors. Ir žiūrėk dabar šitoj liaukoj, ne liaukoj čakroj, endokroninių liaukų stimuliavimas. Kaip vyksta kas tenais? Tvarkingai? Jo, gan gerai iš tikrųjų. Mhm. Viskas ten tvarko. Gerai. Gerai, dabar pasižiūrim mes. Gerai, pasižiūrim, kaip teka dabar, paleidžiam gyvybinę energiją per visas čakras ir žiūrim, kur išteka ir kaip teka energija. 3, 2, 1. Jinai labai gerai cirkuliuoja. Niekur nėra ištekėjimo. Ištekėjimo nebėra, ne. Mhm. Visos 7 čakros dirba tvarkingai. Jo, Nu yra valia tada. Žiūrėk. viskas tvarkos. Vis gan gerai dabar labai atrodo. Mhm. Dabar pažiūrėk, kas susiję su visom šitom čakrom, nuo ko priklauso kokie organai priklauso tom čakrom. Ir Tomas įsako, ko nematėm, kas dar užsilikę, matomi, nematomi, girdimi, negirdimi, suprasti, nesuprasti. Visus šokdinam iš visko. Kiaušidės, sėklos, inkstai, žarnynai, kasa, kepenys, virškinimo traktas, oda, užkrūčio liauka, imuninė sistema, kraujotaka, plaučiai, skydliaukė, kvėpavimo sistema, hipolizė, akys, veido ančiai, sinusai, kankorėžinė liauka, smegenys, nervų sistema. Iš visų šitų suminėtų viskas šoka į portalą. 3, 2, 1. Viską traukiam ir į portalą. Mhm. Mhm. Nu, ten per daug nieko nebuvo, žinau. Gerai, dabar žiūrim hormonų išsiskyrimas. Adrenalinas, lytiniai hormonai, insulinas, timazinas, troksinas, endokrininių liaukų stimuliavimas ir melatoninas. Pažiūrėk, ar viskas yra sutvarkyta. 3, 2, 1. Melatoninas šiek tiek nusilpęs. Mhm. Gerai, žiūrim, kas tenais yra. Tai yra viršugalvio čakros. Nu, blemba, ten nieko tam baisaus labai nėra, bet žinai, kaip yra viskas, kaip būna su emocijom, agresyvumu, visą kitą nusilpnina. Mhm. Bet kadangi mes viską išvalėm, tai tenais per daug nieko nereikia daryti. Atsistatys, ne? Jo. Mhm. Šiaip Gerai. pakankamai aš šiek tiek žiūriu labai gerai dabar, nes pas jį iš viso nėra daug problemų sveikatos ar sutrikimų. Gerai. Dabar žiūrėk. Fiziologinis atsakas jo kūnui. Drąsa, savim pasitikite, tai kad labai net. ne? Gerai. Malonumas. Pasitikėjimo netrūksta. Trūksta pasitikėjimo? Ne, aš sakau, netrūksta tikrai, jo net gal biškai ir per viršų lipo. Gerai, tai mes sunormalizuojam. 3, 2, 1.
Dabar malonumas savigarba. Viskas tvarkoj, savigarba ir malonumas. Aiškumas savivertė. Labai viską aiškiai suprantu. Užuojauta ir meilė. Užuojautos galėtų biškį daugiau būti. Gerai, duodam tiek, kiek turi būti. 3, 2, o 1 per daug užuojautos irgi negerai. Meilė irgi savaip supranta. Gerai, kas jam trukdo suprasti normaliai meilę? Jam atrodo, tai ką jis jaučia, ką jis daro, jam atrodo, kad čia viskas tvarkoja. Gerai, jisai turi tą pojūtį pagal savo DNR identifikuoja. Jo, jisai viskas tvarkoja, jisai žino, kas yra meilė, ta prasme, bet jisai viskas šiek tiek kitaip supranta. Jis negali parodyti labai per daug jos. Gerai, bendravimas saviraiška. Nėra problemų visiškai tenai. Intuicija atsakomybė. Intuicija gan gera, atsakomybės kaip ir sutvarkėm. Savišvieta, savęs pažinimas. Blemba, biškai sakyčiau, gal reikėtų jam pasidomėti, ką nors, kad turėtų kuom domėtis. Davai integruojam pasidomėjimą savęs pažinimui. 3, 2, 1. Taip. Tvarkoj. Dabar žiūrėk. Kada žmogus reinkarnavosi pirmą kartą į žemę, jisai turėjo pratybas būti žmogumi. Kokį kontraktą jisai iš tų pratybų gavo, eidamas pirmą kartą į žemę? 3, 2, 1. Pasitikėjimo. Gerai, traukėsi į tą kontraktą. 3, 2, 1. Taip. Tvarkoj. Dabar kontraktas dalintis su interferentais savo energiją. 3, 2, 1. Taip. Traukėsi į tą kontraktą. 3, 2, 1. Taip. Dabar iš tų pratybų, aš peršokau biškį, iš tų pratybų, kai jisai gavo tą kontraktą, kur yra pas jį instaliuota sekiklis, kad susektų jį dronai. 3, 2, 1. Sės būgnelį. Ištraukiam ir į portalą. 3, 2, 1. Sprogdinam dronus. 3, 2, 1, kur jį seka. Taip. Gerai, dabar paimam, susiranda jisai savo Pandoros skrynią. Jo, pasidėjo ant stalo. Ir kas ten yra, pasidalina su mumis, mums labai įdomu. Labai žiba. Tokia, būtų daug deimantų. Bet tik ir tiek ir yra. Ne, jis patenkintas. Jo, kristalų nori dar. Nori kristalų? Tai iš kur mes jam paimsim tų kristalų? Tai tavo... Nes deimantai per maži, matai. Gerai, tada susikviečiam visus, kurie turim atsidarę jau savo Pandoros skrynes. 3, 2, 1. Ir pasidalinam visi tarpusavį, kas su kuo galim, turim arba reikia. Taip, meilės troškimo, kažkaip nusipelnimo, ar kažkas tokio. Kristalai. Žvaigždės, kad žvaigždės įdeda. Pinigų. Savivertė. Žmogiškumo. Užuojauta. Gerai. Tada visiems padėkojam už pasidalinimą ir mes juos paleidžiam. 3, 2, 1.
Jo, čia biški ilgas procesas, nes Tomas eina visiems į ranką duoda. Gerai, greit prabėga, su visais atsisveikina 3, 2, 1. Taip sako, čiau. Gerai, dabar pasižiūrėk, ką globalinių kontraktą jisai turi. Turi. Traukia 3, 2, 1. Dabar pasižiūrėk klasteris. Ne, žinau, nėra. Nėra. Turi. Dabar karminė skola. 3, 2, 1. Turi. Gerai. Nutraukia nuo visų negatyvių karminių skolų. 3, 2, 1. Taip. Visas šiukšlės išmetam į portalą. Net geriau pasidarė. Taip. Žiūrėk, Kas nekvėpuot geriau palengvėjo, nes atsiduso, kad nebėra. Gerai, dabar pasižiūrėk, klasteris, ar jisai nori grįžti į savo klasterį, ar jisai nori jau išeiti į kitą klasterį. Jis išeit nori. Gerai, tada jisai atsitraukia nuo savo klasterių ir išeina. 3, 2, 1. Dabar, Giedrė, prabėgam greitais. Kur, neprabėgam, pasižiūrim, kur yra užregistruoti visi ligos registre failai. 3, 2, 1. Nubliamba. Dar kartą paklausk. Iš visų archyvų ištraukiam failus, kurie susiję su visokiom ligom, kur yra registras. 3, 2, 1. Atsiprašau, mama, man skambina Mindukas, negirdėjau klausimų. Iš visų archyvų ištraukiam failus, kuriuose registruose yra užregistruotos visos ligos. 3, 2, 1. Jo, man rodo dokumentų tokia kaip spintelė. Gerai, viską jisai tenai sprogdina. 3, 2, 1 ir į portalą. Taip. Xenomorfas yra? Ne. Lilitė? Kažkur pasislėpus. Davai, šoka į priekį. 3, 2, 1. Kontraktas yra? Yra. Vaikų turi? Turi. Davai, su visais vaikais traukia kontraktą ir su visais vaikais į portalą. 3, 2, 1. Taip. Gerai. Iš jo yra padaryti klonų? Yra. Gerai. Kieno pasąmonės pas tos klonus? Jo pasąmonė. Jisai gražinasi visą pasąmonę iš tų klonų, švarę, išfiltruotą. 3, 2, 1. Kiek jisai dabar pasąmonių turi? Viskas, kur turi turėti. Gerai. Dabar kiek yra klonų? 2. Gerai. Į tuštyje? Jo. į portalą. 3, 2, 1. Taip. Toliau. Einam į sinimą. Kurioje vietoje jisai sėdi? Jisai sėdi žemiau negu vidury. Klaus, kodėl tu čia taip sėdi? Neuždirbu tiek. Gerai, tai mes parodom, kur reikia atsisėsti. 3, 2, 1. Greit nubėgo į viršų atsisės. Ir dabar pasakyk, kad susikurtų savo materialinį gyvenimą, finansinį, aplamai gyvenimą, kokio jisai nori. Taip. Įsijungia ir žiūri, patinka? Nu jo. Nu ir tvarkoj. Užtvirtinam, kad nenuklystų nuo kelio. 3, 2, 1. Taip. Gerai, dabar pasižiūrėk, ar visi kūnai yra suėję į vieną.
Jo, viskas gerai. Gerai, uždegam dabar lemputę. 3, 2, 1. Taip, Nu ir kaip jisai atrodo? labai gerai, sakau, energingas, pasitikintis, Mhm. šviežias toks jaučiasi, lengvas. Gerai, dabar pasižiūrėk, ar reikalingi jam dabar pradžiai gydomieji tie akinukai pozityvus? Jo, gal reikėtų. Gerai, tada 3, 2, 1. Jo, porai savaičių kokio. Gerai. Ir dabar mes įmontuojam jam tuos aparačiukus į ausis, kur negatyvą. Per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Neužsilieka joks negatyvas. Mhm. 3, 2, 1. Tvarkoj? Taip, Nu ir viskas tada. Mes kaip ir viską perėjom, žinok, Giedrė. labai gerai, nes aš jaučiu, kad man to laiko. Gerai, viskas. Apsižiūrim dabar save greitis, paleidžiam energetinius sūkurius per visur namų. Per visus praeina dabar 3, 2, 1. Išsivalom, kas buvo iškritę iš hipnozės, kas užsiliko, kas pasikavojo. Matom, Tau reikia akis tvarkyti. kas tenais uždėta jau šitą hologramą. Dešinė akis tavo jau kažkas, jinai kažkodėl žiūri į viršų. Davai, žiūrim. Toks, kai būtų, žinai, segtukas kabintas, kad žiūrėtum tą pusę. Ne, davai, viską metam į portalą. 3, 2, 1. Viską, kas liko pas mane namuose, kas iškrito, kas yra, kas nematoma, iš mažiausių skilučių. Pas tave ir pas mane davai. 3, 2, 1. Taip, kuo tu kuda yra. Visus. Taip, viską išimčiau. Tvarka. Ir dabar grįžtam, atsigeneravę. Palauk, sustabdyk šitą. Sustabdyti.